Šiaurinis mėnulio mazgas liūte ir šiaurinis mėnulio mazgas 5 būste. Savybės, kurias reikėtų lavinti. Štai polinkiai, kuriuos tobulindamas galėsite atskleisti savyje slypinčius talentus ir gabumus. Individualumas, ryžtas imtis pagrindinio vaidmens, širdies troškimų paisymas, valios ugdymas, entuziazmas, nebijojimas rizikuoti, pasitikėjimas savo jėgomis, gebėjimas kiekviename išvelgti vaiką, mėgavimasis gyvenimu, požiūris į gyvenimą kaip į žaidimą, atsakomybė pačiam už save. Polinkiai, kuriuos dėrėtų pamiršti. Savybės, kurias pažabojus jūsų gyvenimas taps ramesnis ir malonesnis. Pasidavimas bendraminčių įtakai, idant pasijustum esąs vienas iš jų. Polinkis atsiriboti nuo emocinių situacijų, abejingumas, įprotis laukti, kad kiti pasakytų, ką turi daryti. Pastangos aprėpti visą situaciją. Troškimas prieš ką nors nusprendžiant surinkti kuo daugiau žinių. Polinkis pernelyg užsisvajoti. Konfliktų vengimas. Achilo kulnas ir spąstai, kurių reikia saugotis. Žmonių, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūte, Achilo kulnas, poreikis būti pripažintam bendramžių, jei pasistengsiu prisitaikyti prie kitų ir plaukti pasroviui, kiti mane palaikys ir padarys laimingą. Šis troškimas tiesiog nepasotinamas. Draugai niekada negalės pasiūlyti tiek paramos, kad šie žmonės išmoktų patys naudotis gyvenimo teikiamomis progomis ir pagaliau subręstų kaip asmenybės. Jie turi patys tapti savo geriausiais draugais ir patys skatinti save daryti tai, kas padeda pasijusti laimingam. Spąstai, kurių užvis labiausiai reikia saugotis, yra begalinės informacijos paieškos. Ką nors kurti galėsiu pradėti tik tada, kai būsiu viską sužinojęs ir išsiaiškinęs. Tų žinių jiems niekada nebus gana, kad pagaliau pasijustų užtikrinti ir galėtų drąsiai imtis kūrybos. Jie ir toliau ramiai plauks pasroviui, tikėdamėsi, jog kada nors laimė pati juos susiras. Patarimas būtų toks. Surizikuokite, pradėkite pats kurti savo laimę, o pamėginęs įsitikinsite, kad žinios, kurių jums reikia, ateina pačios savaime, be jokių pastangų. Skyrius tikrieji troškimai. Karščiausias, beveik nepasotinamas šių žmonių troškimas gauti kuo daugiau meilės, pajusti iš kitų sklindančią meilės energiją. Šį poreikį įmanoma patenkinti tik vienu būdu. Visų pirma, reikia spinduliuoti meilę pačiam, o žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūte, puikiai moka nukreipti rampo šviesą į tuos, kuriems jos labiausiai reikia. Kūrybiškai padėdami kitiems kurti savo laimę, jie įgis gerbėjų ir bendraminčių pasirengusių juos remti, vertinti ir mylėti. Aplinkinių patarimas, aplodismentai šiems žmonėms, geras ženklas, rodantis, kad einama teisingu keliu. Prisidėdami prie kitų laimės ir neišduodami savo humanistinių idealų, tikrai sulauksite atsako liudijančio, kad esate svarbi visą apimančio gyvenimo srauto dalis. Skyrius, gabumai, profesijos. Šių žmonių pašaukimas – individuali kūryba, aktoriaus dainininko karjera, vadovavimas verslo įmoniai ar bet kuri kita profesija, verčianti atsidurti visuotinio dėmesio centre, išlaisvina jų kūrybinę energiją ir suteikia džiaugsmo ne tik jiems, bet ir aplinkiniams. Jiems tiktų ir darbas su vaikais, žaidimai, sportas ar lošimai biržoje. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūte, pasižymi įgimtu objektyvumu, gebėjimu į viską pažvelgti iš įvairių pusių ir perprasti reikalo esmę. Pernelyg nesureikšmindami šio savo talento, pasitelkdami jį tik
kartkartėmis jie gali turėti nemenkos naudos, bet objektyvumas jokių būdų neturėtų tapti savitikslis. Šiems žmonėms nepatartina rinktis mokslininko, išradėjo, inžinieriaus ar rentgeno technikos specialisto profesijos. Jie jiems kainuotų daug energijos ir gyvenimo džiaugsmo. Jų darbas visų pirma turėtų būti kūrybiškas, o antra – teikiantis malonumo. Skyrius – gydomojo pobūdžio teiginiai. Vienintelis žmogus, galintis padaryti mane laimingą, esu aš pats. Jei tai, ką darau, man malonu ir įdomu, vadinasi, einu teisingu keliu. Paklusti vaikiškiams impulsams man visada tik į naudą. Turiu pats susikurti tai, ko noriu. Jei man pavyks prakalbinti vaiką, tūnantį kiekviename žmoguje, bus patenkinti visi. Džiugindamas kitus jaučiuosi jiems artimesnis. Skyrius – asmenybė. Ankstesni gyvenimai. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, daugelį ankstesnių gyvenimų buvo žiūrovai, nešališkų žvilgsnių stebėję, ką veikia kiti. Kai kurie jų galimas daiktas buvo mokslininkai, tyrinėtojai, humanistiniams idealams paukoja savąjį aš. Savo kūrybinės energijos rautą jie buvo įpratę nukreipti kitų žmonių svajonių ir troškimų link, visiškai negalvodami apie tai, ko norisi patiems. Todėl ilgainiui jie prarado ryšį su vaikiškąja savo asmenybės dalimi. Dabar jie vėl, dažniausiai visiškai nesąmoningai, pritraukia tokias aplinkybės ir situacijas, kurios slopina vaikiškumą. Įdant jas, permastę ir įveikę kliūtis, galėtų atrasti vidinį gyvybinių jėgų šaltinį. Dabar šie žmonės neretai gimsta tokiose šeimose, kur vienas tėvų, o gal ir abu, girtuoklis, smurtautojas ar šiaip despotiško nenuspėjamo būdo asmenybė. Negalėdamas juo pasitikėti, vaikas randa vienintelį saugų būdą išgyventi – užgniaužti savo jausmus. Gali būti, kad jis, anksti netekęs vieno iš tėvų ir prisiėmęs sunkią atsakomybės naštą, pasijuto nebegalys būti tik vaikas. Šie žmonės tiek daug gyvenimų praleido viską stebėdami iš šalies, objektyviai, kad jiems ir dabar sunku į ką nors įsijausti. Dar nepamiršę, kad objektyvumas kadaise leido jaustis saugiems, jie baisiai bijo jį prarasti. Tačiau šio gyvenimo paskirtis – išmokti įsijausti, išmokti žaisti. Jie jau pakankamai ilgai laikėsi sausų, sustabarėjusių mokslinių pozicijų ir nepatyrė jokio malonumo. Dabar atėjo laikas mėgautis ir džiaugtis. Būdami kartu su vaikais, jie gali išvystyti savo pačių vidinio vaiko atspindį. Matydami, kokie jie paprasti, kaip užsimiršę žaidžia, šie žmonės ir patys pajunta norą įsitraukti, įsijausti, žaisti kartu. Tai ir yra jiems didžiausias iššūkis – grįžti į gyvenimo sūkurį. Beveik laboratorinis objektyvumas, kurį šie žmonės paveldėjo iš ankstesnių gyvenimų, verčia stebėti, registruoti faktus ir nemėginti kaip nors išsikišti ar ką nors pakeisti. Jie puikiai mato, kas vyksta, bet susitapatinę su svarbaus stebėtojo vaidmeniu, gali nepastebėti, kaip koja pakiša jų ego. Stovėdami nuošaly ir leisdami viską spręsti kitiems, jie ima jaustis už kitus gerokai pranašesni. Jų pozicija kartais būna maždaug tokia. Baikim visas šias nesąmonės ir pavadinkime daiktus tikrais jų vardais. Pamatę, jog nuo tokių žodžių kitam atkaro žandikaulis, jie pasijunta nekaip, bet vis tiek atkakliai laikosi savo. Kągi, pasakiau, tai pasakiau, neketinu persigalvoti. Tačiau šiame gyvenime jų užduotis kitokia. Tai, ką mato patys, jie turėtų atskleisti kitiems linksmai, geranoriškai, priversdami nusijuokti ir taip praplėsdami jų perspektyvą arba paguosdami, palengvindami kito naštą. Žmonėms, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, šiame gyvenime nebepakaks matyti, kas vyksta. Jie turi įsitraukti ir stengtis esamą padėtį transformuoti į tokį būvį, kuris palankiai nuteiktų ne tik aplinkinius, bet ir juos pačius. Jie turi išmokti gauti tai, ko nori,
neatsiribodami, o įsitraukdami, įsiliedami į gyvenimo srautą. Skyrius, stebėjimas ar veikla. Kartais šie žmonės jaučiasi įtraukti į kitų vadinamą dramą, bet negalintis nieko padaryti, tik bejėgiškai atsilaužti ir stebėti, nors puikiai mato, kas dedasi aplinkui. Jiems atrodo, kad kiti lengvai buriuoja savo laivą, norima kryptimi, keičia kursą, prisitaiko prie esamų situacijų, bet patys jaučiasi galį tik stebėti bangas ir vėjo krypties pokyčius. Prie jų prisiderinti, pasinaudoti situaciją, jie tiesiog neranda savyje jėgų. Norint ko nors pasiekti, reikia ne tik stebėti, bet ir veikti. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, regis užstrigo pirmojoje kūrybinio proceso fazėje. Kad laivas plauktų ten, kur reikia, kartais tenka smarkokai patraukyti lynus, pasukioti bures, kartais, kad nesiubuotų, perstumti į kitą vietą sunkesnius daiktus, o artėjant audrai uždaryti visus liukus. Žodžiu, reikia šiokių tokių pastangų. Stebėti situaciją irgi svarbu, tačiau šie žmonės turi prisiminti, kad norėdami ką nors pakeisti, visada bus priversti veikti. Skyrius, mokslinis požiūris ar kūryba? Kartais nepaliaujami apmąstymai visiškai paralyžiuoja šios žmonės. Jie viską be perstojo analizuoja, stengiasi numatyti kiekvieną galimą smulkmeną, nuspėti kiekvieno žmogaus nuotaiką, surinkti visas žinias, kad kartais nesuklystų, kai viską išsiaiškinę pagaliau ryšis imtis veiksmų. Bet visa ta aibė dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti ir apgalvoti, juos galiausiai pribloškia ir visai sukausto. Šis polinkis ieškoti galutinių patikimų žinių, teikiančių saugumo, juos dažnai sulaiko nuo rizikos, kuris suteiktų energijos ir gyvumo ir įstumia į nemalonę pasyvaus sąstingio būseną. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, turi tapti palankesni ir užuot desperatiškai kabinėsi į savo loginės konstrukcijas, labiau pasikliauti intuiciją. Reikia nebijoti pripažinti, kad jau pačios pirminės jūsų prielaidos galėjo būti klaidingos. Šie žmonės paprastai įsitikinę, kad žino daugiau už kitus ir nors kaip tik šis žinojimas jiems trukdo svajones paversti realybę, jie vis tiek iš paskutiniųjų jo laikosi. Tam, kad galėčiau paklusti širdies balsui, pasinaudoti progą ir padaryti tai, kas man iš tikrųjų patinka, iš pradžių turi būti patenkintos sąlygos A, B ir C. Bet tos sąlygos niekada nebūna patenkinamos. Šiems žmonėms reikia atsikratyti minties, kad jie visiškai kontroliuoja procesą. Tai yra, kad vien nuo jų priklauso, pavyks ar nepavyks kažką įgyvendinti. Kartais padeda pats gyvenimas. Liovėsi tuščiai svarstyti ir pradėję daryti tai, kas įmanoma esamomis aplinkybėmis po truputį. Žingsnis po žingsnio jie nužingsniuotų ir prie savo svajonės. Nesiryždami ir vis laukdami tinkamų sąlygų, jie gali tol atidėlioti pirmąjį žingsnį, kol durys užsidarys ir pasinaudoti proga bus per vėlu. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, turi išmokti įveikti mokslinės pozicijos ribotumą ir gyventi kūrybiškai. Kūrybos nesuplanuosi valandomis ir neįsprausi į jokį tvarkaraštį. Tai procesas, kurio šaltinis intuicija. Jam reikia pasitelkti tą energiją ir tas priemonės, kurios tuo metu yra. Intuicija gali ne tik nulemti pasirinkimą, kuria kryptimi eiti, bet ir padėti įsilieti į universalų gyvenimo srautą. Nors galutinis rezultatas gal ir nebus toks, kokio tikėjotės, bet pats laukimas, tikėjimas, viltis bus malonus ir suteiks daug džiaugsmo. Jei norite, kad jūsų svajonės pradėtų pildytis, turite išmokti tenkintis tuo, ką teikia gyvenimas. Kai gyvenimas atsako jūs kankinusi klausimą, kai kas nors paaiškėja, neleiskite savo protui sakyti ne tai. Išgirdęs atsakymą ir nieko nesiimdamas, nedarydamas, kas pasakyta, jūs nuvertinate visas savo pastangas. Tada tik sukate ratus aplinkui ir jaučiatės vis labiau ir labiau išsisėmęs. Jei taip nutiko, aišku ženklas, jog turite griebtis veiklos, kaip nors užmegzti tą nutrūkusį ryšį su pasauliu.
Galite čiupti telefoną ir paskambinti draugui, nusiųsti brangiam žmogui kokią dovanėlę ar užsirašyti į sporto klubą. Nesvarbu, svarbu tik, kad vėl pasijustumėte srūvančią gyvybinę energiją. Tada viskas atsistos į savo vietas. Vėl pasijusite puikiai, vėl galėsite bendrauti su kitais. Skyrius plaukti pasroviui. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, nelabai įsisąmonina, jog patys turi pakankamai jėgų kūrybiškai keisti savo gyvenimą. Jiems atrodo, kad stiprus tik juos nešantis įvykių srautas, o patys dažnai jaučiasi bejėgiai. Neretai jie ilgai leidžiasi skaudinami ir žeidinėjami. Esą taip jau yra ir tiek, neįtardami, kad patys galėtų ką nors pakeisti. Viena svarbiausių gyvenimo pamokų jiems ir yra suvokti, kad iš tikrųjų jie ne tik gali imtis konstruktyvių pokyčių, paremtų plačių ir nešališkų savo požiūrių į pasaulį, bet netgi turi tam ypatingų gabumų. Ankstesniuose gyvenimuose šie žmonės buvo įpratę įsilieti į universalų gyvenimo srautą ir plaukti pasroviui. Jie ir dabar, jei tik aktyviai sieks savo tikslo, kuris turėtų atitikti jų vaikiškosios aš dalies poreikius, galės būti ramus, kad gyvenimo srautas nuneš kaip tik ten, kur reikia. Pavojinga tampa tada, kai nejaučiate tikro vidinio ryšio su savo tikslu. Tada jūs veikiausiai neša ne gyvenimo srautas, o kitų žmonių energija, kitų svajonės ir norai, o jie gali būti paremti gan egoistiškais motyvais. Nešami svetimos energijos srauto, jie paprastai dar ir stengiasi nekelti bangų. Tai savotiškas būdas kooperuotis ir jaustis priimtam į kitų tarpą, bet nelysti gilyn, kad netektų patirti didesnių emocinių sukrėtimų. Vienintelė bėda tas, kuris nedrįsta kelti bangų, galiausiai būna priverstas tenkintis antraeilio vaidmeniu. Pajutęs, kad vėl įsisukote į kito norų ir pageidavimų verpetą, turėtumėte trumpam atsitraukti, susigaudyti jausmuose, o paskui tiesiog pasitikėti savo paties, tiksliau viduje tūnančio vaiko norais. Aiškiau juos pajutęs galėsite būti tikras, kad žengėte teisingu keliu. Jūsų mintys dažnai primenančios vertinimus, paremtus griežtais moksliniais kriterijais ir apibrėžiančios, kas jam gerai, o kas ne, šiame gyvenime jums prastas kelrodis. Svarbu, kad krykštautų jūsų vidinis vaikas. Pasukęs šia linkme, greičiausiai pastebėsite, kad žmonės turėję jūsų atžvilgių savų išskaičiavimų pasijuto įžeisti ir papiktinti. Bet jeigu pažvelgsite plačiau, turbūt paaiškės, jog kaip tik tam žmogui ir ko gero kaip tik su jumis skirta išmokti asmeninės atsakomybės. Suprantama, negalite žinoti, kokių dalykų gyvenime mokosi kiti, bet vienas dalykas jums neturėtų kelti abejonių. Tai tyro džiaugsmo pojūtį širdyje, tik jis jums parodys, jog elgiatės teisingai. Klausydami savo proto, o ne širdies, šie žmonės neleidžia savo atlikti pačios svarbiausios gyvenimo užduoties – daryti to, kas padeda jaustis laimingam. Daugybę ankstesnių gyvenimų, tarnaudami humanizmo idealams, jūs visiškai išgryninote savo vaikiškai aš ir užsitarnavote, kad tas tikras vidinis vaikiškos laimės pojūtis jūs išvestų iš kitų žmonių ego energijų raizgalynės ir padėtų atrasti, spindinti savo individualumą. Daugelis turbūt nemažai atiduotų, kad išgirstų tokį patarimą. Leisk sau džiaugtis ir žaisti. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, ne tik gali, bet ir turi savo tai leisti. Žaisdami, džiaugdamiesi, patirdami malonumą, jie niekada netaps neatsakingi. Jų gyvenimo tikslas – gerbti savo individualumą, įgyvendinti savo svajones ir neleisti, kad kas nors atsistotų skersai kelio. Skyrius – grupės. Gali būti, kad šie žmonės turi prastą grupinę karmą, dėl to bendraujant su kitais jiems ypač sunku neįsitraukti į svetimų energijų verpetą.
Ankstesniuose gyvenimuose jie dažnai būdavo vienaip ar kitaip susijęs su žmonių grupėmis ir ilgainiui prarado ryšį su savuoju aš. Dabar jie dažniausiai patys nusprendžia, kokiai socialiniai grupiai norėtų priklausyti, o paskui ima praktiškai įgyvendinti savo sprendimą. Pradeda rengtis, kalbėti kaip tos grupės nariai, išmoksta jų elgesio, perima pažiūras. Besistengdami būti tokie kaip visi, galiausiai jie tampa visiškai beveidžiai. Nieko keista, jie viską padarė priešingai nei reikėtų. Užuot tiesiog buvę tokie, kokie yra, tai yra atskleidę savo individualybę ir pasirinkę tokius draugus, su kuriais sieja tikras vidinis ryšys, jie nusprendė vadovautis protu. Šis polinkis paskubom prisišlieti prie grupės jiems jau vaikystėje sukelia sunkumų. Užuot elgesi savo nuožiūrą, jie būna priversti sekti draugais. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūte, būdami kokioje nors grupėje, beveik visada susiduria su problema, kaip išreikšti savo individualumą. Paprastai jie linkę prisitaikyti ir visiems susidaro įspūdis, jog jie grupės dalis. Bet anksčiau ar vėliau visas šis maskaradas baigėsi. Aplinkiniai pastebi, kad žmogus iš tiesų visai netoks ir pajunta, jog jais nepasitikima. Šiems žmonėms reikėtų suprasti, kas yra grupė. Grupė, iš kurios galima tikėtis kokios nors paramos, susidaro natūraliai susibūrus individams, kurių kiekvienas turi ryšį su savo tikruoju vidiniu aš ir pats puikiai žino, kas jam svarbu. Į grupę būriamasi spontaniškai, vadovaujantis abipusę simpatiją. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūte, norėdami palaikyti sveikus, normalius santykius su kitais grupės nariais, turėtų ypač stengtis netitrūkti nuo vidinio aš. Patys atsiskleisdami kaip asmenybės, pamažu jie išmoktų pastebėti ir gerbti kitų individualumą. Tada ir jų santykiai su aplinkiniais būtų pagrįsti abipusę pagarbą vienas kito tikrai prigimčiai, kiekvieno individualiam aš, o ne aklų paklusnumu kažkieno norams ir lūkesčiams. Skyrius, svajonės ar saviraiška? Svajonėse šie žmonės dažnai nuklysta toli į ateitį. Neradę savyje nė lašo trokštamo gyvybingumo, jie liūdi ir svajoja apie tai, kaip kada nors viskas bus, kaip kada nors jie ką nors vėl netyčia sutiks, kaip tada viskas galėtų būti, o gal net ir bus. Taip visą jų protą užlieja svajonės, o kūrybinė ugnis pamažu gęsta. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūte, turėtų kuo mažiau svajoti ir daugiau laiko skirti veiklai. Šiame gyvenime jie turėtų dažniau savęs paklausti, ką norėčiau daryti, kas man suteiktų džiaugsmo, jiems iškart kyla aibė idėjų. Valio, man tai patinka, pirmyn, sukrikščia vidinis vaikas. Viena bėda, jie gali metų metus taip svajoti, planuoti, mąstyti, o galiausiai nieko ir nepradėti. Taip ir neįgyvendinę savo svajonių, tik iššvaistę apmąstymams ilgus metus, šie žmonės kartais nugrimsta į gilų liūdesį. Tai pats svarbiausias momentas. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūte, turi pakankamai galios patys nulemti savo likimą. Jiems reikia tik imtis atsakomybės už savo gyvenimą ir pagaliau nors ką nors pradėti daryti. Iš aibės neapibrėžtų svajonių jie turėtų išsirinkti vieną. Ta, prie kurios linksta visa širdimi, kuri labiausiai atliepia jų vidiniam aš, o tada imtis išorinių veiksmų. Kartais būna nelengva. Praraja, skirianti svajonę nuo realybės, gali atrodyti tiesiog neperžengiama, tačiau šie žmonės turi nepakartojamą unikalų talentą paversti tikrovę tai, apie ką svajoja. Pirmiausia, jie turėtų įsisąmoninti, kad pats kūrybos procesas gali būti malonus, smagus. Reikia tik išmokti juo mėgautis, o ne atidėlioti savo laimę vėlesniam laikui. Šiems žmonėms kartais pritrūksta kantrybės. Tada jie mėgina viską paskubiomis. Kartais priešingai, kai svajonė ir realybė pernelyg išsiskiria, jie pasiduoda ir visai nuleidžia rankas. Tai irgi nėra gerai. Giliai širdyje jie vis tiek ilgisi savo svajonės
ir nesijaučia patenkinti esamą padėtimi. O reikėtų tik neskubėti, sulėtinti tempą ir leisti kūrybos procesui tekėti savo vaga. Pakaktų link tikslo žengti tik vieną žingsnį, tada iškart paaiškėtų, ką daryti toliau. Nesistengkite iš anksto visko aprėpti ir nuspėti, nes šitaip niekada nepajudėsite į priekį. Tik rizikuodamas pajusite, kad įgyjate vis daugiau galios ir gyvybinių jėgų. Skyrius, išsiblaškymas ar susitelkimas. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, turi išmokti neišleisti iš akių savo tikslo. Jų dėmesys nuolat kažkur nukrypsta. Jį be galo sunku išlaikyti nustatytą ant svarbiausios bangos. Šie žmonės turi ugdyti valią ir nepaisydami jokių trūkdžių stengtis nesitraukti iš kelio, o visų pirma, iš stebėtojų tapti dalyviais. Kartais pasitaikius kokiai progai įgyvendinti savo svajonę, jie leidžiasi nešami užvaldžiusio džiaugsmingo laimės pojūčio, bet paskui įsitikinę, kad nėra tiesaus kelio vedančio iš taško A, kuriame jie yra, į tašką B, kuriame norėtų atsidurti, ima svyruoti. Jei reikalai klostosi ne taip, kaip įsivaizduota, jie arba nuleidžia rankas, arba pasuka šunkeliu. Tai yra nukrypsta į kitus dalykus, kurie niekada nesuteiks tiek energijos, kiek ta pati svarbiausia iš širdies gelmių kilusi svajonė. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, anksčiau ar vėliau turės suprasti, kad į laimę ne visada einama tiesiausiu keliu. Jiems vos pajudėjus link tikslo dažnai ima veikti kita, priešinė jėga. Tada reikėtų atsitraukti ir palūkėti, kol asmenybė subręs, persilauš ir bus pasirengusi įveikti kliūtį. Čia kaip pasakose. Tik parodęs charakterį, nukovęs slibiną, herojus gaus trokštamą apdovanojimą. Ta priešiška jėga, su kuria susiduria šie žmonės, tiesą sakant, yra jų būdo bruožas. Jis visada yra, bet tampa pastebimas tik tada, kai išdygsta tiesiai skersai kelio, vedančių į svajonę. Norėdami gauti apdovanojimą, šie žmonės turės išlaikyti egzaminą, išsiugdyti valią, išmokti disciplinos, įveikti savo baimės, o ne bejėgiškai nuleisti rankas. Skyrius – kūrybiškumas. Svarbiausia – išmokti įsitraukti į kūrybos procesą, pajusti jo teikiamą malonumą. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, kartais varo į neviltį praraja tarp svajonių ir atšiaurios realybės. Nors jie įprato prisitaikyti prie kitų sukurtos tikrovės ir plaukti pasroviui, šiame gyvenime jų paskirtis – kurti tokią tikrovę, kokios norisi jiems patiems. Klausimas tik kaip. Kaip žmogui įpratusiam visada stovėti atokiai ir viską stebėti nešališkų žvilgsnių, staiga iš esmės pasikeisti ir imti kažką kurti. Nuo ko pradėti? Ši baimė ir vilioja juos į spąstus, iš kurių taip sunku ištrūkti. Jie vis tikisi dar kai ką išsiaiškinti, dar ką nors sužinoti, kad tada jau viską supratę pagaliau galėtų imtis veiksmų. Tačiau žinoti jiems reikia tik vieną – savo tikslą. Jei šie žmonės visiškai susitelktų į tai, ką nori sukurti, visas žinojimas ir visa išmintis ateitų savaime. Gyvenimas jiems duotas tam, kad įgyvendintų savo svajones. Skyrius, žinios ar patirtis. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, tikisi, kad sukaupę pakankamai žinių, surinkę visą informaciją, kada nors pasijus pakankamai apsidraudę ir galės pradėti veikti. Jie gali pragyventi 200 metų, bet net ir tada nesijaus tikri, kad sužinojo užtektinai. Šie žmonės turi suprasti, kad nieko baisaus kartą kitą suklysti ir liautis žinių stygiumi dangstę savo neryžtingumą. Klysdami, tai yra savo kailiu patirdami, kaip funkcionuoja pasaulis, mes įgyjame patirties, kuri daug patikimesnė už bet kokias žinias. Vienu atžvilgiu šiems žmonėms tikrai nestinga pasitikėjimo savimi. Jie labai pasitikė savo sukaupta duomenų bazę. Jiems atrodo, jog tai, ką jie tariasi žina, yra absoliučiai tikra
ir neabejotina. Visos šios žinios paprastai paremtos praeities įvykiais ir patyrimais turi vieną blogybę. Jos linkusios sustabarėti ir ilgainiui ima kliudyti skleistis ateities potencialui. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, turėtų sąmoningai stengtis, nei nemėginti sužinoti kai kurių dalykų, o viską išbandyti patys, žaisti kaip vaikai. Jie turi klausyti savo širdies, tiesiog daryti tai, kas patinka, net jeigu kiti šito nedaro, o paskui žiūrėti, kas bus. Jų gyvenimas vėl ims alsuoti gyvybę ir jie įsitikins, jog gali daug ką nuveikti taip ir nesužinoję stebuklingojo kaip. Šie žmonės turi tik išmokti įsiklausyti į savo vaikiškosios aš dalies impulsus, kurie juos kada nors išves į visiškai naujas ir neištirtas atradimų, romantikos, džiaugsmo, kūrybos žemes. Nepaklusę šiems impulsams, jie jausis nuo visų atitrūkę, sutrikę ir nepatenkinti, kodėl vėliavnešys, kuriuo jie visą laiką sekė, neatvedė į kokį nors širdžiai mielesnį kampelį. Jei ir toliau užsispyrę laikysis savo prielaidų, sąlygų ir žinių, šie žmonės į jas kaskart atsitrenks kaip į sieną. Vienas mano klientas, kurio šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, 22 metus praleido nesėkmingai bandydamas išsiskirti su žmona ir pradėti gyvenimą iš naujo. Jis įsikalė į galvą, kad išsiskirti galės tik tada, kai bus sukaupęs pakankamai pinigų, kad paskui po skyrybų galėtų kaip dera išlaikyti paliktą žmoną. Jo daugiau jis uždirbo, jo labiau išlaidavo žmona. Tad per tuos 22 metus jam taip ir nepavyko sukaupti sumos, kuri patenkintų jo paties savo iškeltą sąlygą. Žmona buvo ne tik kūrybinga ir nepriklausoma, bet ir labai išmintinga moteris. O jis, užkliuvęs už tos savo sąlygos, ne tik atėmė iš jos galimybę savo gyvenimą susitvarkyti savarankiškai, bet ir pats pasispendė spąstus, iš kurių paskui nepajėgė išsilaisvinti. Kad pajustų energijos antplūdį ir išmoktų džiaugtis gyvenimu, žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, turi ryžti žengti į nežinomybę. Savo tiesą reikia patirti, o nesurasti duomenų bazėje. Reikia į vieną sutelkti naivę, vaikišką drąsą ir tikėjimą savo jėgomis. Tada, jei neišleisite iš akių tikslo, pamažu jums aiškėti, ką ir kaip pataisyti, patobulinti, kad greičiau jį pasiektumėte. Skyrius – taktika. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, nepranokstami žaidėjai ir vaidintojai. Jie gali puikiai suvaidinti bet kokį vaidmenį ir sukonstruoti tobuliausią strategiją. Vos užsibrėžę kokį nors tikslą, jie jau iš anksto žino, kaip ir kokį vaidmenį reikia vaidinti, kad jų svajonė kuo greičiau virstų realybę. Aktorinis meistriškumas ypač praverstų tokiose situacijose, kur jaučiatės nesaugus, neužtikrintas. Jei tik pats būsite pasirengęs į viską pažvelgti kaip į žaidimą, įgimtas aktoriaus talentas savaime atsiskleis. Supratęs, kokį vaidmenį turėsite vaidinti, jūs iš karto pasirenkate sėkmingą taktiką. Jei reikia prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos, vadovaudamasis šią taktiką vaidmenis galite ir keisti. Čia jūs svajonių princas, čia supratingas sielos žaizdų gydytojas. Svarbu tik suprasti, kad vaidmenys padeda siekti tikslo ir pakankamai į juos įsijausti. Šiems žmonėms visa tai puikiai pavyksta, o be to teikia nepaprastą malonumą. Kita vertus, reikia stengtis neperžengti tam tikrų etinių normų. Tai yra rinktis tik tokius vaidmenis, kurie nekenkia niekieno interesams. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, aktoriaus talentą galėtų pasitelkti ir tada, kai nori ypač pabrėžti kokią nors savo mintį ar tiesiog būti išgirsti. Jų įprotis prisitaikyti ir plaukti pasroviui toks parankus aplinkiniams, labai nenaudingas jiems patiems. Jie nuolat jaučia, kad kiti nežiūri juos rimtai ir nerodo deramos pagarbos. Tokiu atveju labai pravartu elgtis ryžtingai. Dabar negaliu su tavim kalbėti. Turiu sutvarkyti vieną svarbų reikalą. Paskambink po 15 minučių.
Svarbu netgi ne tai, ką pasakysite, o kaip. Jūsų dramatinis talentas lengvai privers aplinkinius atkreipti į jūs dėmesį. Šie žmonės dar ir todėl puikų žaidėjai, kad jiems visai nebūdingas egoistiškas, emocingas troškimas laimėti. Jie sugeba aprėpti visą situaciją, pajusti visas jėgas ir energijas dalyvaujančią žaidime ir puikiai žino, kada atsitraukti, kada žengti žingsnį pirmyn. Kada nors jie turės suprasti ir dar vieną dalyką, kad impulsyvus, bet klaidingas veiksmas yra geriau už nieko neveikimą. Ir dar, svarbu nepamiršti, kad visa tai tik žaidimas. Jei norite laimėti prieš žengdamas kitą žingsnį, turite kaskart iš naujo permastyti savo taktiką. Skyrius, poreikiai, asmenybės augimas. Šie žmonės labai trokšta aplinkinių pritarimo. Jie tiek gyvenimų buvo niekas, stebėjo viską tik iš šalies, kad dabar siaubingai bijo būti kas nors, būti savimi. Su savimi jų ryšys nutrūko, kaip tik todėl jie ir yra puikūs aktoriai. Kad sulauktų trokštamo pritarimo, šie žmonės pasiryšę imtis bet kokio vaidmens, susitapatinti su bet kuo, kas nėra jie patys. Sulaukę įvertinimo, pagyrimo, jie iš tiesų tarsi atgyja, pajutę gyvą, aktyvų savo asmenybės branduolį. Skyrius – sustiprinti ego. Ego funkcija – artikuliuoti individo norus ir derinti juos su visų kitų žmonių norais bei troškimais. Ego žodžiais išreiškia individo pasirinktą kryptį. Jis priima sprendimus ir padeda sutelkti valią. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, daugelį ankstesnių gyvenimų skyrė kitos asmenybės dalies – superego lavinimui. Tai yra stengėsi vadovautis visuomenė, šeimos, bažnyčios diegiamomis elgesio normomis ar humanistiniais idealais. Galiausiai visai prarasdami ryšį su savuoju ego ir nebesijausdami esą individai, turintys individualių reikmių ir einantys savo pasirinktą individualią kryptimi. Jie jaučia spontanišką, nesąmoningą savo asmenybės dalį id, jaučia ir superego, tačiau su tarpinė grandimi su ego jų ryšys visiškai nutrūkęs. Dėl to šie žmonės nuolat blaškosi tarp dviejų kraštutinumų. Kartais jie pernelyg taikosi prie kitų, leidžia lipti savo ant galvos, o paskui, kai visos ribos peržengtos, staiga ima ir pratrūksta pykčiu. Dažniausiai jie nesupranta, kas atsitiko ir nei savo, nei kitiems negali paaiškinti savo įtūžio priežasties. Neišlavinę ego, padedančio priimti teisingus sprendimus, šie žmonės gali virsti tikrais kietakakčiais. Jei jiems atrodys, kad dėl kokių nors priežasčių, prievolių, pareigų, moralinių ar dvasinių principų negali pasitraukti iš susiklosčiusios situacijos, net jei nuojauta sako, kad tai būtų geriau, jie užsispirs ir liks ten, kur yra, kad ir kiek tai kainuotų. Toks užsispyrimas praverčia tada, kai žmogus juda į priekį, aktyviai siekia savo tikslų, bet jei jis sustingsta įspraustas į kampą, šis būdo bruožas atsigręžia prieš jį. Priežastis, dėl kurios jie linkę taip ir likti įsprausti į kampą, gali būti poreikis jausti saugiam ir užtikrintam, baimė ką nors keisti. Stengdamiesi savo inertiškumo nelaikyti dideliu trūkumu, jie mėgina esamoje situacijoje išvelgti kokį nors naują iššūkį, kuris galėtų pažadinti kūrybinės jėgas. Tačiau nepakeitę situacijos iš esmės, jie vis tiek anksčiau ar vėliau pasijus vėl priremti prie sienos. Kad būtų lengviau pasiryžti, jiems pravartu nustatyti konkrečią datą, o likusį laiką skirti pasirengimui šuoliui į naują gyvenimą. Jeigu tvirtai apsispręs ir uždraus savo netgi svarstyti kokią nors kitą galimybę, jie nesunkiai sutelks visą valią, o paskui iš kažkur staiga atsiras ir energijos, ir jėgų. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė į šį pasaulį, atėjo tam, kad išlavintų stiprų, stabilų ego. Visų pirma, reikia pripažinti, kad jis yra, tai yra išmokti žodžiais išreikšti ne tik tai, ką matote iš savojo super ego perspektyvos, bet ir tai, ką jaučia jūsų instinktyvioji asmenybės dalis. Pavyzdžiui, galite pasakyti: žinau, neturėčiau pykti, tau buvo sunki diena, esi pavargęs ir neturi jokio noro, kad dar ir namie kas nors užtausis.
bet man labai liūdna, kai grįžęs pasiėmė laikraštį ir atsisėdė prie televizoriaus, o su manim visai nekalbė. Labai norėčiau, kad mes kas vakarą nors truputį laiko skirtume viens kitam. Necenzūruodami savo žodžių, o tvirai išsakydami, ko nori ir ką jaučia, šie žmonės pradėtų pamažu apčiuopti savo individualumą. Žinoma, reikia didelės drąsos, tačiau jiems tai vienintelis būdas į vieną tvirtą gyvą visumą surinkti paskiras savo asmenybės dalis. Išmokę draugiškų, bet tvirtų tonų išdėstyti ir savojo id ir superego poziciją, šie žmonės visada ras puikių, kūrybiškų sprendimų. Jų ego sustiprės, o aplinkiniai įpras įsiklausyti į jų žodžius. Jei taip ir neprabilsite apie savo jausmus, aplinkiniams bus labai sunku jūs pažinti ir suprasti, ko norite. Skyrius – ugdyti valią. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, norėdami pasiekti, ko trokšta, turi patys pažadinti ir sustiprinti savo vidinę jėgą. Tos vidinės stiprybės jie turi gerokai daugiau nei įtaria. Ją reikia tik įžvelgti ir išmokti naudotis. Iš pradžių šiems žmonėms reikia apsiprasti su mintimi, kad norėdami sukurti ką nors vertingą, turės paaukoti nemažai laiko ir išmokti laukti. Laiko reikia aplinkiniams, kad apsispręstų su jūsų svajone, pamažu susigyventų su ją, laiko reikia ir kai kuriems parengiamiesiems darbams. Žodžiu, norėdamas savo svajonę paversti realybę, turėsite apsišarvuoti kantrybę ir ištvermę. Į priekį turėsite išmokti judėti iš lėto, iki galo užbaigdamas kiekvieną žingsnį ir kantriai laukdamas, kol ims ryškėti kitos pakopos kontūrai. Jei iš akių nepaleisite tikslo, o iš širdies džiaugsmingo laimės pojūčio, jūsų charakteris sustiprės pakankamai, kad galėtumėte deramai įvertinti savo darbo vaisius ir jais pasimėgauti. Tačiau kol atrasite vidinę stiprybę, teks prasibrauti pro aibę abejonių. Kas bus, jei nepavyks? Kas bus, jei nesugebėsiu? Svarbiausia, apie tai nereikia galvoti. Reikia tiesiog mėginti ir tiek. Visa tai gali užtrukti labai ilgai, bet jei kartą šie žmonės pajus savo jėgą, tada jau niekas nebesustabdys. Valia padeda pasiekti tai, ko trokštate. Nepamirškite, tai, ko jūs ieškote, irgi ieško jūsų. Tuo metu, kai jūs įveikdamas sunkumus žingsnis po žingsnio atkakliai braunatės pirmin, jūsų svajonė jums jau iš tolo moja ranka ir padeda nesuklupti. Skyrius – motyvuoti save. Paskatą pajudėti ar ko nors imtis šie žmonės paprastai pajunta tada, kai juos kas nors užveda. Kartais jie jaučia trauką, kurią skleidžia tam tikras žmogus arba tam tikra situacija ir jei nesipriešindami pajuda tą kryptimi, paprastai įsitikina, kad nesuklydo. Žmonėms, kurių šiaurinis mazgas liūtė, svarbu tik nepamiršti savo motyvų ir nepradėti daryti to, ko iš jų tikisi ar reikalauja kiti. Kartais šie žmonės tampa visiškai abejingi, pasyvūs ir apskritai nuo visko atsiriboja. Tai sukelia rimtų sunkumų ypač tiems, kuriems su jais tenka dalytis bendra atsakomybė, pavyzdžiui, sutuoktiniui ar verslo partneriams, nes kai situacija tampa kritiška, jie linkia tiesiog pasišalinti, dingti, o kiti turi viską spręsti vieni. Jei krizė ištinka šeimą, dažniausiai jie iš tiesų nejaučia nė menkiausio noro kaip nors prisidėti ir išspręsti problemą. Atrodo, jie neketina nieko daryti. Aplinkiniams kartais norisi juos gerai pakratyti ar užvožti per galvą, nes padėti kaip nors kitaip regis jau neįmanoma. Užuot kaip nors sureagavę, tada šie žmonės tik dar labiau užsisklendžia. Jie jaučia aplinkinių įtampą, bet neįsivaizduoja, ką turėtų daryti. O padaryti jie galėtų štai ką. Akimirkai sugrįžti į save ir įsiklausyti, ką sako širdis. Ko norėtumėte? Kas turėtų nutikti, kad pasijaustumėte laimingas? Kai tik išgirsite atsakymą, turite imtis atsakomybės ir kaip išmanydamas prisidėti prie bendro reikalo. Jeigu paklusite savo vidiniam balsui, niekam nebereikės jūsų versti ar raginti ką nors daryti. Jūs jau būsite pasirinkęs kursą ir kiekvienam tai bus akivaizdu. Gali būti, kad vienai tarpusavio santykių sferai esate linkę skirti daugiau,
kitai mažiau dėmesio. Gal labiau norėtumėte spręsti vienas, bet ne kitas problemas. Tuomet geriausia būtų ir kitiems paaiškinti, kur, kada ir kokios paramos iš jūsų tikėtis. Pavyzdžiui, jums smagu ir gera žaisti su vaikais, bet vakare parėjęs iš darbo labiau už viską trokštate bent valandos ramybės, kad galėtumėte nurimti, grįžti į save, pamiršti dienos rūpesčius. Turėtumėte išsiaiškinti, ko nori jūsų sutuoktinis, o tada pamėginti rasti abiem priimtiną sprendimą. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, mokosi aiškiai apibrėžti savo norus, atrasti ryšį su vidiniu aš, todėl neturėtų prisiimti tokių įsipareigojimų, kurių nelaiko visiškai teisingais, ar kuriems nepritari širdis. Bet jei jau susitarta, privalu laikytis duoto žodžio. Jei pažadėjote, jog kažkur dalyvausite, ar nevengsite pokalbių tam tikrą temą, turite taip ir daryti. O jeigu nusprendėte nusišalinti, savo motyvus reikia atvirai paaiškinti kitiems. Atviras bendravimas bus ne tik malonesnis, bet ir suteiks visiškai naują dimensiją jūsų santykiams. Skyrius iniciatyva. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, yra labai priklausomi nuo meilės, kurią gauna iš kitų. Surizikavę ir kam nors atskleidę, ko trokšta, jie greit pasiduoda, jei tučtuojau nesulaukia atsako į savo jausmus, o tada vėl nutyla ir užsisklendžia. Šie žmonės turėtų energingiau, dramatiškiau reikšti jausmus ir aiškiai, nedviprasmiškai išsakyti savo norus, kad kiti suprastų, kas jiems iš tikrųjų svarbu. Antraip, aplinkiniai nebus linkę juos žiūrėti rimtai. Šitaip elgdamiesi, jie ne tik pradėtų suprasti save, kartu atsiskleistų visa jų asmenybė, sutvirtėtų charakteris, sustiprėtų ego. Toks elgesys būtų korektiškesnis ir aplinkinių atžvilgių. Aiškiai ir tvirtai kalbėdamis apie tai, ką galvoja ir jaučia, jie suteiktų kitiems galimybę geriau save pažinti, suprasti ir išpildyti savo norus, užmegzti nuoširdų ryšį. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, pasižymi nepaprastu gebėjimu pažadinti aplinkinių entuziazmą, padaryti kitus laimingais. Ir darbe, ir asmeninėme gyvenime jie galėtų pasitelkti šį savo talentą. Reikia tik noro įsitraukti, dalyvauti ir bendrauti su kitais ne vien protu, bet ir širdimi. Jausdamiesi įskaudinti ar nusiminę, užuot užsisklendę savyje, jie turėtų pasistengti išspausti nors lašelį konstruktyvios energijos. Patikėkite, bus geriau visiems. Jie puikiai jaučia aplinkinių norus, emocijas ir iškart aiškiai mato, ko kiekvienas siekia, ko tikisi, ką jaučia. Žmogus turintis tokį talentą pažvelgti į situaciją blaiviu, nešališku žvilgsniu, bendraudamas lyg ir neturėtų susidurti su dideliais sunkumais, bet pagauti išorinių energijų verpetų jie paprastai sutrinka, nesusigaudydami, ką daryti ir stengiasi atsiriboti, pasitraukti. Šie žmonės turėtų išmokti atsitraukti trumpam, tik tol, kol susivoks, kas vyksta. O tada, sukaupę visas jėgas, visą emocinę energiją, aktyviai įsitraukti į spektaklį. Jie turi žengti į scenos vidurį ir pradėti vaidinti, tiksliau žaisti su žmonėmis. Tai puikus būdas sustyguoti, suderinti visų dalyvių norus ir ketinimus, suteikti lygybės, teisingumo ir darnos tarpusavio santykiams. Pratindamiesi įsitraukti į situaciją užuot bėgę nuo jo šalin, šie žmonės išmoktų ir ugdyti valią, gal kiek neįprastu, užtat tikrai kūrybišku būdu. Tik reikia nepamiršti į šį daugiabalsį chorą įtraukti ir savo norus bei troškimus. Antraip, ilgalaikės sėkmės bus sunku tikėtis. Bet koks gilinimasis į save šiems žmonėms tik atima jėgas. Jie ima jaustis vis labiau neužtikrinti, visa jų energija užuot veržusis į priekį, tik sukasi ratais apie savąjį aš. Savo dėmesį nukreipdami į išorę, stengdamiesi pakelti dvasią kitiems, jie jaučiasi laimingesni ir kupini jėgų. Skyrius atsidavimas.
Pasiryžę kam nors pasišvesti ir atsiduoti, žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, dažnai susiduria su problemomis, ypač intimiuose, romantiškuose santykiuose. Sutikę žmogų, kuris juos iš tikrųjų traukia ir žavi, jie taria sau: gerai, surizikuosiu. Meilė, romantika yra lyg balsamas jų sielai. Ji džiugina, teikia jėgų ir leidžia pajusti, kad gyveni. Puikiai nujausdami, ko trokšta kitas, šie žmonės ima vaidinti idealaus mylimojo vaidmenį. Tampa nepaprastai žavūs, myli, dievina, kalba malonius dalykus, tiesiog spinduliuoja romantiškos laimės energiją. O kitas, suprantama, atsako jiems tuo pačiu. Laimingi abu. Viskas klostosi tiesiog puikiai, bet po kurio laiko partneris apsipranta, atsipalaiduoja, tampa vis kategoriškesnis, ima vis dažniau reikšti savo teises. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, stengdamiesi įkūnyti tobulo mylimojo idealą, tikisi, kad kitas taip pat visomis išgalėmis stengsis tapti tobulas ir labai nusivelia, jei šis nori būti tiesiog savimi. Tada jie vėl užsisklendžia ir nuplaukia pasroviui, rimtai net nepabandę sukurti tvirtų ilgalaikių santykių pagrįstų abipusiais energijos mainais. Šie žmonės turi išmokti atsiduoti giliau, iš tikrųjų, ne tik kol viskas klostosi sklandžiai, nes tai nesąžiningai ir partnerio atžvilgiu. Jis pasidavęs kerams ir vilionėms, atsivėręs, tapęs pažeidžiamas, dabar turi stovėti ir žiūrėti, kaip tas, kurio šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, pakeičia savo nuomonę ir nusišalina, tiesiog palikdamas jį arba atsiribodamas emociškai. Šie žmonės turintys įgimintą talentą nešališkai sąžiningai vertinti bet kokią situaciją, kaip tik čia ir turėtų jį pasitelkti. Tai yra stengtis atidžiau stebėti savo santykius su kitais ir neleisti jiems surūdyti. Labai svarbu sujungti į vieną savo ir partnerio ateities vizijas, o tam visų pirma reikia pažinti partnerį, suprasti, kokie jo idealai, svajonės, tikslai, ką jis norėtų sukurti, ką trokšta patirti gyvenime, kur jis pasirengęs prisitaikyti, nusileisti. Apie visą tai reikia kalbėtis, reikia išsiaiškinti, ar jūs viens kitam tinkate ar ne. Jei jaučiate, kad partnerio vertybės ir tikslai jums artimi, labai tikėtina, kad santykiai klostysis sklandžiai. Galėsite kartu ranka rankon siekti bendrų tikslų, bet supraskite vieną. Romantiška meilė gyva ne tik bendrais poreikiais ir idealais. Ugnis, kuri jūs šildo, įsiliepsnoja tada, kai susiduria du nepanašūs, skirtingi, o kartais visai nesuderinami temperamentai. Jei nebijosite skirtumų, jei skatinsite viens kito individualumą, ta ugnis tik dar smarkiau įsiliepsnos. Skyrius atsakomybė. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, dažnai nepastebi, kas vyksta aplinkui, nes jų dėmesys nuolat krypsta į daugybę įvairiausių dalykų. O tada būna nelabai aišku, ar ta situacija jūs iš tiesų kaip nors palietė ar ne. Paprastai jie ignoruoja viską, kas nemalonu. Tada nereikia nei imtis atsakomybės, nei atvirai rodyti savo jausmų. Kai kurie neaiškumai taip ir lieka neišaiškinti, nes šie žmonės nėra pakankamai sąžiningi ir atviri, o tai užvis labiausiai kenkia jų santykiams su artimaisiais. Laiku nepastebėję kito žmogaus norų, vėliau jie kartais būna tiesiog priblokšti, netikėtos audringos reakcijos ir niekaip negali suprasti, kągi padarė ne taip, kuo sukėlė šitokią rūstybę. Iš tiesų, juk jie nepadarė nieko. Tik gyveno toliau, ignoruodami susiklosčiusią situaciją. Paskui, žvelgdami atgal, jie supranta, kad nederėjo ignoruoti nei savo, nei kitų jausmų ir gailisi nepasinaudoja proga viską atvirai išsiaiškinti. Kad taip neatsitiktų šie žmonės, užuot paskubom, pamaloninę ar dviem žodžiais nuraminę kitą, turėtų pasistengti suprasti, ko jis iš tiesų nori, kas jam svarbu, kaip jis įsivaizduoja santykius. Tik tada jie išmoks atverti širdį ir prisiimti atsakomybę. Skyrius pasitikėjimas. Dauguma problemų susijusių su atsakomybė kyla dėl to, kad šie žmonės visai netyčia, patys nesuvokdami peržengia tam tikrą ribą ir nepateisina kitų pasitikėjimo.
Štai kodėl aplinkiniai kartais taip audringai reaguoja. Jei kiekvieną žmogų pažvelgtų kaip į vaiką, jie pamatytų, jog suaugusieji, kaip ir vaikai, paprastai vylėsi, kad duoto žodžio bus laikomasi. Negalite tikėtis, kad piknaudžiaudamas tuo pasitikėjimu nesulauksite liūdnos pabaigos. Jei ką nors pažadėjote, turite ištesėti, o jei jūsų planai pasikeitė, laiku pranešti kitiems. Turite nepamiršti, kokį žaidimą pats pradėjote žaisti. Tiksliau, kokio žaidimo įspūdį pasistengėte sudaryti kitiems ir kokios jo taisyklės. Jei iš pradžių toms taisyklėms pritarėte, ar leidote aplinkiniams susidaryti įspūdį, kad pritarėte, pagal jas turite ir žaisti. Jei viena iš jūsų santuokos taisyklių yra monogamija, vadinasi, negalite sau leisti plaukti pasroviui, kartkartėmis nuklysdamas tai vieną, tai kitą vaizdingą užutekį. Turite elgtis taip, kaip pažadėjote. Šie žmonės ankstesniuose gyvenimuose įpratę atsitraukti, atsiriboti nuo kitų, dabar kartais neįsivaizduoja, kaip tie kiti prie jų prisirišę. Elgdamiesi beatodairiškai, jie neturėtų stebėtis, jog sulaukia audringos reakcijos. Tie, kurių šiaurinis mėnulio mazgas yra kituose ženkluose, kur kas labiau viską ima į širdį. Skyrius, gyvybingumas ar sąstingis. Būdami įsitikinę, kad tai, ką tikrai žino žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūte linkę smarkiai įsivažiuoti, paėmę porą kokių nors objektyvių faktų, jie iš jų gali padaryti fundamentalią išvadą, galiausiai atspindinčią anaiptol ne faktus, o veikiau jų pačių poreikius, pajautas ir tikslus. Tokią gelžbetoninę poziciją labai sunku pajudinti iš vietos. Tada, būdami įsitikinę, kad jų sprendimas visiškai objektyvus ir neatšaukiamas, jie ima planuoti ateitį. Bėda ta, kad nei savo žinių, nei išvadų šie žmonės visai nelinkę aptarinėti su aplinkiniais, kurie galimas daiktas irgi vienaip ar kitaip susijęs su jų apmąstymų tema. Gali būti, kad jie puikiai prisimena, kaip kitas žmogus kažkada kažką pasakė ir dabar neketina dar sykį susėsti ir išsiaiškinti. Jie jau ir taip viską žino. Šie žmonės turėtų išmokti kalbėti apie savo baimės jausmus, truputį atsiverti naujojams ir nebijoti kartais pataisyti savo apibendrinimų. Pasistengę įsigilinti ir suprasti, kaip jaučiasi kiti, daug sėkmingiau pateiktumėte ir savo išvadas. Kiti užuot prieštaravę vis dažniau imtų joms pritarti. Jei išmoksite mintis dėstyti nelogiškai, o entuziastingai, su uždegimu, įsitikinsite, kad puikiai mokate taip papasakoti apie savo planus, kad jų privalumai būtų kiekvienam akivaizdus. Tarkime, žmogus, kurio šiaurinis mėnulio mazgas liūte, pajutęs, kad aistra pamažu ima blėsti, instinktyviai linkęs tiesiog baigti santykius ir nieko neaiškindamas pasitraukti. Partneriui galimas daiktas bus labai skaudu. Jis gali pasijusti visiškais netikėlis, o gal ir apskritai prarasti pasitikėjimą priešinga lytimi. Šie žmonės kartais neįtaria, kiek skausmo kitiems sukelia jų abejingumas. Atvirai, atsakingai paaiškinę savo ketinimus, jie padarytų didelę paslaugą ne tik kitiems, bet ir sau. Jeigu tik įsijaučia į kitą, žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūte, puikiai sugeba pakelti pašnekovui nuotaiką. Savo kalbomis uždegę aplinkinius, jie ir patys staiga pajunta energijos antplūdį, norą ko nors griebtis. Kitų žmonių jausmai, jų emocinė energija, skatinanti įgyvendinti savo svajones ir troškimus, šiems žmonėms apskritai gali būti neišsenkantis jėgų šaltinis. Užuot nepastebėję ar ignoravę, ką jaučia aplinkiniai, jie turėtų stengtis būti atidesni emociniai santykių pusiai ir po truputį išmokti operuoti jausmais. Skyrius, santykiai, dinamika, dalyvavimas. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūte, nemėgsta kivirčų, nors jie puikiai moka juos išprovokuoti. Tačiau subrendus rimtai emocingai diskusijai, beveik visada būna linkę nerti į krūmus. Tada jie arba nieko neišsiaiškinę išeina,
arba ramiai sau sėdi toliau tiesiog nepastebėdami priešininko ir taip varydami jį į pasiutimą. Tai stručio politika. Šie žmonės įkiša galvą į smėlį ir tikisi, kad problema pati išgaruos. Jiems atrodo, kad jei nedalyvaus įsiplieskusioje dramoje, tai ir vėliau negalės būti apkaltinti, jog santykiai pašlijo dėl jų kaltės. Deja, dažniausiai kaip tik jų neveiklumas sužeidžia širdį tiems, kurie juos norėtų mylėti. Atsitraukę, atsiriboję nuo situacijos, šie žmonės tampa neprieinami. Paskui, kai jau atrodo, kad audros debesis bus kiek prasisklaidę ir įtampa truputį atlėgusi, jie grįžta ir elgiasi taip, tarsi nieko nebūtų nutikę. Tik juos supančių žmonių širdyse lieka vienu nemaloniu prisiminimu daugiau. Neišspręstų problemų vis daugėja, įtampa net slūgsta, o tada jau ir partneris pradeda fiziškai ar emociškai atsiriboti. Aplinkiniams susidaro įspūdis, kad jų jausmų visiškai nepaisoma. Neretai koja pakiša idealai, tiksliau tobulų santykių vaizdinys, kurį taip mėgsta puoselėti šie žmonės. Jokių ginčų, jokių dramų, jokių diskusijų, tarpusavio santykiuose neturi būti jokių problemų. Jiems sunku pripažinti, kad krizė tai nepaprastai svarbus momentas, galintis dar labiau suartinti du žmonės, padėti geriau suprasti, įsijausti vienas į kitą. Žmonės pasirengę pagelbėti viens kitam sunkia akimirka, ima visai kitaip vertinti vienas kitą, tampa pakantesni ir dalyja save dosniau nei tie, kurie neišmoko susidoroti su krizėmis. Šis pažadas laimėje ir nelaimėje būti kartu yra subtilaus alcheminio proceso pradžia. Proceso, kurio metu iš nemalonios ar net kritinės situacijos išgaunama šis tas vertinga. Visiems būtų naudingiau, jeigu energija eikvojama atsiskyrimui, atsiribojimui nuo visų, šie žmonės pasitelktų savo laimės kūrimui. Skyrius korektiškumas. Gali būti, kad žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, nuo visko atitolti ir atsiriboti verčia įgimtas polinkis visada būti nešališkiams. Šie žmonės įsitikinę, jog kiekvienas turi teisę būti toks, koks yra, nelinkę kištis ar kaip nors slopinti kito individualybės. Tačiau šiame gyvenime jie turės išmokti nubrėžti ribas, ištarti griežtą ne ir pasakyti, toks elgesys mane žeidžia. Jei nesiliausi, išeisiu. Likimo vairą jiems teks paimti į savo rankas, o kitam suteikti galimybę pasikeisti. Tiesiai atvirai išsisakyti jiems patiems visada daug naudingiau, nei be komentarų nutraukti santykius. Patys visuomet jausdami, kas kitam patinka, o kas ne, šie žmonės galvoja, kad tokia pat subtilia nuojauta apdovanoti ir visi kiti. Jei aplinkiniai neatsilygina tuo pačiu, tai yra nedaro nieko, kas turėtų patikti jiems, tokie mainai jiems ima rodytis nesąžiningi ir jie pamažu pasitraukia. Bet iš tiesų visi kiti nėra tokie atidūs, nešališki stebėtojai kaip jie ir dažnai neįtaria, kaip galėtų pradžiuginti, pamaloninti kitą, nebent jis pats kaip nors leistų suprasti. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, tiek daug gyvenimų buvo įpratę atsižvelgti ne tik į savo, bet ir aplinkinių interesus, kad ir dabar prieš ko nors panorėdami būna jau iš anksto apsvarstę, ar tai bus malonu ir kitiems. Mums visiems atrodo, kad aplinkiniai masto ir jaučia taip, kaip ir mes. Deja, šitai būna retai. Kiti kartais nė nesumasto, ar tai, ko jie nori, korektiška aplinkinių atžvilgiu, todėl daugelis jų troškimų būna egoistiški ir trumparegiški. Užtat betodairiškai pritardami kitų norams šie žmonės beveik visada galiausiai pralaimi, o paskui pyksta, kodėl nebuvo atsižvelgta į juos. Jie turi išmokti patys atsižvelgti į save. Jei jiems atrodo, kad kas nors elgiasi nederamai, reikėtų žmogui leisti tai suprasti. Skyrius emocinė energija.
Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, nemėgsta stiprių emocijų. Jie linkę geriau apskritai nebendrauti su žmogumi, nei ką nors aiškintis ar diskutuoti. Ką nors nusprendę, pavyzdžiui, nutraukti santykius, jie būtinai ir padarys, nors paskui galimas daiktas apskritai stengsis nesusidurti su tuo žmogumi, o šis jausis atstumtas, paliktas ir nesupras kodėl. Giliai širdyje šie žmonės taip įsijaučia į partnerio jausmus, kad jiems tampa nepaprastai sunku išreikšti, ką jaučia patys. Jei prisimintų, kad svarbiausia jų užduotis – perteikti aplinkiniams objektyvų, nešališką savo požiūrį į situaciją, o kartu ir jausmus, bendrauti taptų gerokai lengviau. Kai turi paaiškinti, kasgi yra ne taip, šie žmonės pajunta kažkokį vidinį pasipriešinimą. Jiems atrodo, kad atviras žodis gali priblokšti ir įskaudinti kitą. Viskas priklausys nuo motyvų. Jei žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė partnerio elgesį komentuos su meile, norėdami palaikyti ir sustiprinti santykius, partneris tikrai pajus jų geranoriškus ketinimus, bet jeigu tik norės išlieti savo įtūžį, nieko gero nebus. Objektyvus, nešališkas šių žmonių požiūris į daugelį dalykų gali būti labai naudingas kitiems. Problemos kyla tik tada, kai jie užsispiria įsitikinę, jog yra teisūs ir kietakaktiškai laikosi savo, nekreipdami dėmesio į tai, kaip reaguoja partneris. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, visai nelinkę tarpusavio santykiams eikvotis savo energijos. Jie neigia tai, kas vyksta, kas kiekvienam akivaizdu ir dažnai nenutraukia net visiškai beviltiško slegiančio ryšio, ilgai tikindami save. Nieko nepadarysi, taip jau yra. Kiekvienam tenka susidurti su tokiais dalykais. Jie ir toliau laikosi įsikibę savo vilčių, svajonių ir idealistiškų įsivaizdavimų, kokie turėtų būti žmonių santykiai, bet nepajudina nė piršto, kad nors truputį prie tų svajonių priartintų realybę. Vieną dieną galutinai nusivylę, jie pasiduoda ir išeina. Užuot tiek laiko pasyviai laukia, o paskui staiga viską metė, šie žmonės turėtų išmokti patys susikurti tai, ko norėtų. Ignoruodami romantiką, meilę, žaismingumą, žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, gali pražiopsoti daugybę puikių šansų. Jei tik norėtų, visą gyvenimą šie žmonės galėtų šildytis meilės spinduliuose, bet dažnai savo dienas baigia be meilės. O taip atsitinka dėl to, kad į santykių su mylimu žmogumi jie neinvestuoja nei savo jėgų, nei energijos. Abipusiai ryšiai reikia kurti aktyviai, tai yra stengtis suderinti kito žmogaus idealų su savaisiais. Iš pat pradžių išsiaiškinti, kaip tobulus santykius įsivaizduoja partneris, paskui išdėstyti savo norus ir troškimus, o tada žiūrėti, ar vieną ir kitą dera tarpusavyje. Jei taip, šie žmonės turi imtis iniciatyvos ir pamažu pradėti savo laimę lipdyti patys. Skyrius – vaikai. Žmonėms, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, puikiai sekasi bendrauti su vaikais. Tada ir jie patys tarsi sugrįžta vaikystėn. Šiame gyvenime jiems labai svarbu atrasti ryšį su vaikiškąja savo asmenybės puse, su savo vidiniu vaiku, leisti jam žaisti, džiaugtis, atvirai reikšti jausmus. Džiaugsmas, energija, kurią žaisdami pajunta šie žmonės, persiduoda ir vaikams. Su žmogumi, kurio šiaurinis mazgas liūtė, jiems visada bus nepaprastai smagu. Į kiekvieną mažylį šie žmonės žvelgia kaip į žmogų, kaip į asmenybę. Jie supranta, kaip vaikas reaguoja į stimulus ir visuomet randa aukso vidurį tarp laisvės ir disciplinos. Būtų tiesiog puiku, jei šiuo savo talentu jie kaip nors raštu ar žodžiu pasidalytų su kitais ar pasirinktų su vaikų auklėjimu susijusią profesiją. Jų pavyzdys galėtų daug ko išmokyti kitus. Skyrius duoti ir imti. Nors kartais atrodo tiesiog neprieinami, šie žmonės labai trokšta aistringos, romantiškos meilės, teikiančios energijos ir jėgų. Mylėti visuomet reiškia duoti. Kad pakurstytų meilės ugnį, žmonės dosniai apdovanoja viens kitą komplimentais, parama, paskatinimu, pritarimu, dovanomis ar daugeliu kitų
mažų ir didelių dalykų. Jeigu tik žengdami savo keliu nepamiršta kartais apsidairyti aplinkui ir skirti dėmesio partneriui, tie, kurių šiaurinis mazgas liūtė, puikiai jaučia ir žino, kada, kaip ir kuo apdovanoti kitą. Skyrius išskaičiavimas. Užvis svarbiausias motyvas. Jei ką nors duoda kitam iš širdies, tiesiog šiaip nieko nesitikėdami šie žmonės iškart pasijunta laimingi, o laukdami atlygio ir skaičiuodami, kas kiek surinko taškų, kas kartą rizikuoja smarkiai nusivilti. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, įpratę lengvai priimti kitų meilę, paramą ir dovanas, bet ilgainiui šis jų gebėjimas tapo labai inertiškas. Jie persisotino, apsnūdo, atprato patys rodyti iniciatyvą ir visiškai pamiršo, kiek jaudulio, kūrybinės energijos ir gyvenimo džiaugsmo gauna tas, kuris dovanoja meilę. Šiame gyvenime jie turi atgauti savo prarastą kūrybinį potencialą, o pats geriausias būdas jį susigrąžinti – duoti, dalytis, skleisti energiją kitiems. Bėda ta, kad šie žmonės nemoka duoti instinktyviai, negalvodami, ar už tai bus atlyginta, o kaip tik toks davimas galėtų išlaisvinti ir suteikti energijos. Bet kokioje situacijoje, stengdamiesi be išskaičiavimų duoti tiek, kiek pajėgia, jie gautų tokį atlygį, apie kokį nė nesvajojo. Tikėdamiesi, kad bus atlyginta, jie geriausiu atveju gaus tik tiek, kiek tikėjusi, o žmogaus lūkesčiai, žinia, visada būna riboti. Įsikalę į galvą subjektyvų vaizdinį, kas ir kuo turėtų atlyginti jų pastangas, šie žmonės visiškai nepastebi, jog iš tiesų kiti jiems duoda gana daug. Tarkime, moteris, kurio šiaurinis mazgas liūtė, pakviečia draugę pietų. Po mėnesio, susidūrusi su rimtais sunkumais, ji gali nė nepastebėti, kad ta draugė ištisas valandas ją guodžia, ramina telefonu, tai yra aukoja savo energiją, laiką ir tikėtis anksčiau ir vėliau vis tiek sulaukti kvietimo į restoraną, o nesulaukusi didžiai nusiminti ir įsižeisti. Save dalydamas nesavanaudiškai žmogus liktų atviras visoms toms gėrybėmis, kuriomis gyvenimas mus kartais apipila visai iš kito šaltinio, visai ne taip, kaip buvome numatę. Tada jam būtų lengviau pamatyti visus tuos mažmožius, visas tas menkas ir didesnės paslaugas, kurias jam daro kiti ir kurių jis anksčiau paprasčiausiai nepastebėdavo. Šie žmonės akylai stebi ir tai, kaip kiti priima jų teikiamas dovanas. Kartkartėmis priešokiais ko nors pamalonę aplinkinius jie būna įsitikinę, kad nuveikė dievažin ką ir nori, jog jų nuopelnai būtų deramai įvertinti. Užuot taip elgiasi, jie turėtų išmokti dalytis nuolatos, kad ir mažais dalykais, bet dosniai ir neskaičiuodami. Jeigu toliau kruopščiai skaičiuos, kam, kiek ir ko davė, neįsisąmonindami, jog duodami ir patys gauna nemažai energijos, šie žmonės pamažu pradės jaustis tikri kankiniai. Kai tik jiems ima atrodyti, kad patys yra mylintis, dosnūs, ta meilė ir dosnumas iš karto tampa savanaudiški. Kartais šie žmonės būna šventai įsitikinę, jog ne kiti, o jie, pamiršę savo interesus, aukojasi dėl kitų laimės, tačiau tai tik kitas būdas skaičiuoti taškus. Iš tiesų viskas yra kiek kitaip. Ką nors gaudami iš kitų, jie nejaučia nei didelio džiaugsmo, nei pasitenkinimo. Tikrą pilnatvę jiems teikia tik aplinkinių meilė ir dėkingumas, kurių jie sulaukia tik patys, ko nors apdovanoja kitus. Štai ko jiems iš tikrųjų stinga, kad pasijustų energingi kupini jėgų. Jeigu supras, kas yra tikras dosnumas ir pasistengs jo išmokti, šie žmonės pastebės, kad aplinkiniai nepaprastai dosniai jiems atsilygina tuo pačiu. Skyrius – pripažinti kitus. Kartais žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, ciniškai atmeta kitų siūlomą pagalbą. Jie linkę nuvertinti aplinkinių paramą, neretai atsisakydami netgi to, kas jiems labai praverstų. Kiti, matydami, kad jų pastangos nereikalingos ir bevaisės, ilgainiui praranda norą jiems ką nors siūlyti. Šie žmonės įsitikinę, kad gyvenimas pats duos jiems viską, kad jų svajonės išsipildys savaime, be niekieno paramos. Jie labai trokšta aplinkinių globos ir malonių, bet patys retai jų pasiūlo. Kad kitiems nenusvirtų rankos,
reikėtų įvertinti jų pastangas, paskatinti, pagirti. Užuot nuolat sukę galvą dėl to, ko kiti nepastebėjo, pamiršo ar dėl jų nepadarė, jie kasdien turėtų atsisėsti ir pagalvoti, kiek gero gavo iš kitų. Tai galėjo būti smulkmena, visiškas mažmožis. Kažkas gal atidarė duris, palinkėjo geros dienos, o gal tiesiog nusišypsojo. Žmonėms, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, toks teigiamas nusiteikimas leistų patirti kur kas daugiau džiaugsmo, meilės ir rūpesčio iš kitų. Kartais šie žmonės kituose neįvertina to, kas atgaivina, išjudina pasyvią jų natūrą, manydami, jog palaikyti sėkmingus santykius galėtų ir su bet kuriuo kitu žmogumi, daugmaž atitinkančių jų įsivaizdavimus. Pripažinę ypatingus nepakartojamus partnerio bruožus, jie aiškiau suvoktų ir savo individualumą. Šis polinkis nuvertinti žmonės, ypač tuos, su kuriais sieja artimas ryšys, neretai juos ir verčia elgtis atsainiai. Visos jos tokios, visi jie vienodi. Neretai įsitikinę tie, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė ir nemato didelio skirtumo, su kuo susidėti. Užuot pasistengę sustvirtinti esamą ryšį su žmogumi, gyvenimo draugu, jie verčiau pasirinks laiptinės kaimyną ar bendramokslį. Kita vertus, jeigu šie žmonės visas jėgas ir energiją nuspręs investuoti į tarpusavio santykius, partneriui viso to gali būti truputį per daug. Tas, kuris juos įsimylės galimas daiktas, nei tars, kiek energijos šie žmonės išeikvoja, kad jų santykiai klostytųsi iš tiesų sklandžiai. Tik tada jie žinos, kad jų pastangos vertinamos, jie sulauks aplinkinių dėkingumo, jų gyslose sujudės gyvybiniai syvai ir atsiskleis giliai tūnojusi kūrybinė galia. Skyrius meilės istorijos. Šiems žmonėms labai svarbu ir sveika patirti romantiškų meilės nuotykių. Tik nereikia tikėtis, kad partneris vienas pajėgs palaikyti jų energiją ir džiaugsmingą nuotaiką. Kad jaustųsi tikrai laimingi, jie turi patys domėtis įvairiais dalykais, kurti visokiausius planus ir sumanymus. Puikus stimulas jiems būtų darbas su vaikais arba kokia nors kūrybinė veikla – muzika, skulptūra, tapyba, aktorinis menas. Daugiausia džiaugsmo jie patiria tada, kai visa galva į ką nors pasineria – į darbą, kūrybą arba į meilės nuotykį. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė ne vieną savo ankstesnį gyvenimą, buvo nešališki stebėtojai. Puikiai nujaučia, kas gali suteikti džiaugsmo ir iškart žino, kokie santykiai nusistovės su vienu ar kitu žmogumi, o romantišką nuotykį užuodžia jau iš tolo. Užvis labiausiai kitame juos traukia ypatingas savotiškas gyvybingumas, kažin kokia ryški gyvybės kibirkštėlė. Sutikę tokį žmogų, kontaktą jie pajunta tiesiog fiziškai, nėra ko negalvoti. Staiga ima ir įsitempia viso širdies stygos. Jiems atrodo, kad tokią pat uoslę turi ir kiti, bet taip deja būna ne visada. Pajutę, kad širdis suvirpėjo, jie dėl visako įsitikina. Ar kitas irgi pajuto tą patį? Nors jei kitas nebūtų pajutęs to paties, jų širdis irgi nebūtų suvirpėjusi. Kitas žmogus paprastai ne iš karto aiškiai pajuntantis trauką iš pradžių gali pasirodyti netoks susidomėjęs. Jei tas, kurio šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, atsitrauks per anksti, kitam dar nespėjus susigaudyti, abudu nieko nelaimės. Šie žmonės turi labiau pasitikėti savo gebėjimu iš pirmo žvilgsnio atpažinti meilę ir neskubėti, palikti kitam laiko pačiam įsitikinti, kad tarp jų užsimezgė iš tikrųjų gilus ryšys. Geriausia būtų pradėti nuo paprastos draugystės, o paskui iš lėto pamažu pereiti prie artimesnių santykių. Šie žmonės nepaprastai mėgsta meilės nuotykius. Būdami įsimylėję, jie jaučiasi kūrybingi, kupini jėgų. Jie puikiai žino, kaip žaisti šį žaidimą, kaip užmegzti romaną, kaip dar labiau pakurstyti aistras. Tik neretai išsikvepia, jeigu romanas užsitęsia kiek ilgiau. Jiems nusibosta vieniems kurstyti meilės ugnį ir traukti į dienos šviesą gerasias partnerio savybės. Šie žmonės visada taip stengiasi atskleisti ir pabrėžti nepakartojamą ypatingą savo partnerio individualybę,
kad visiškai pamiršta apie savąją. Rampo šviesą nukreipia į kitą, jie elgiasi taip, tarsi aplinkinių dėmesys ar jų pačių kūrybinė saviraiška jiems būtų nė motais. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, turėtų pasistengti, kad ne tik jie, bet ir partneris juos mylėtų ir gerbtų. Energijos srautas turi būti abipusis. Neparodydami, neišreikšdami savo poreikių, jie nesąmoningai sutrikdo pusiausvyrą. Paskui, kai pastebi, kad viskas sukasi tik apie kitą, o investuojama energija negrįžta, jiems tampa nebeįdomu. Dar blogiau. Žmogų, kurį kadaise dievino, šitaip jie gali paversti tikra pabaisa. Jo ego gali išaukti iki neįtikėtinų gabaritų, tada jis bus visada įsitikinęs savo nenuginčiamu, kone dievišku teisumu. Pavyzdžiui, viena mano klientė, nustūmusi į antrą planą savo pačios interesus, visą dėmesį skyrė savo gyvenimo draugui. Darydavo tai, kas jam patinka, stebindavo maloniomis smulkmenomis ir panašiai. Išsiklausinėjusi, kaip jis įsivaizduoja jų santykius, ko norėtų, ko tikisi ji, nė neprabilusi apie savuosius troškimus, kaip įmanydamas stengėsi prisiderinti prie jo. Jis ją mylėjo, bet moteriai viskas greitai pabodo. Ji jautė, kad už savo pastangas nieko nesulaukia mainais. Tada, užuot nutraukusi santykius, kaip jos vietoje būtų padaręs bet kuris kitas šiaurinio mazgo liūtės savininkas, ji nusprendė imtis iniciatyvos ir pati jam parodyti, ko stinga, kad santykiai iš tiesų teiktų džiaugsmo. Ji jam nupirko knygą 100 būdų ištarti myliu, kurioje buvo rašoma, kad gėlės ir romantiški atvirukai padeda išsaugoti blėstančią meilę. Paaiškino, kaip elgtis, kai jai subjūra nuotaika. Priversk mane nusijuokti ir viskas vėl bus gerai. Davė išsamių instrukcijų kiekvienam gyvenimo atveju žodžiu. Savo laimę ėmė rūpintis pati. Tai buvo pats protingiausias sprendimas. Tiesa, draugas ir tada nesuprato, ko iš jo norima. Vėliau jai vis tiek teko jį palikti, bet moteris pirmąsyk pasijuto padariusi viską, kas priklausė nuo jos. Skyrius išsirinkti partnerį. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, yra įsitikinę, kad išsirinkę tinkamą partnerį bus bent jau 50% užsitikrinę sėkmingą santuoką. Vienintelė problema ta, kad jie užuot pasitikėję instinktyvia trauka, gyvenimo draugą neretai renkasi vadovaudamiesi proto argumentais. Nepaklausę širdies, galiausiai jie arba lieka nesusituokę, arba velka nelaimingos santuokos jungą. Šie žmonės svarsto maždaug taip. Jis užima neblogą socialinę padėtį, pasižymi tomis savybėmis, kurios man atrodo svarbios, yra finansiškai nepriklausomas, gana patrauklus, tinkamo amžiaus, ūgio ir svorio, būtų geras tėtis, išties pamastyti verta. Šitaip pamastę jie žinoma sutinka tuoktis. Tačiau logiškas, protingas pasirinkimas jiems retai atneša laimę. Vėliau sulaukę brandesnio amžiaus šie žmonės tampa atviresni ir būna labiau pasirengę santykiams, kurie iš tikrųjų tenkintų visapusiškai. Sutikę tokį žmogų, jie įsitikina, kad jis visai nepanašus į tą, kurį jie buvo nusipiešę savo vaizduotėje ir vis dėlto kaip tik tas žmogus ligi kraštų pripildo širdį džiaugsmo. Romantišką meilę, kurios taip trokšta ir ieško, jie atras tik susieję savo gyvenimą su žmogumi, sugebančiu gyvai, autentiškai, o ne racionaliai juos įkvėpti ir paskatinti kurti. Tokiuose santykiuose, kur nemenkas vaidmuo tenka ir kūniškam patrauklumui, šie žmonės moka meistriškai palaikyti romantikos dvasią. Jei stiks romantikos, jie niekada nesijaus laimingi. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, visada puikiai žino, kas jiems gali suteikti laimės, kas ne. Tačiau būtų kur kas geriau, jei jie taip nesuabsoliutintų savo įsivaizdavimų ir pasistengtų labiau atsiverti realiai patirčiai. Skyrius draugystė.
Draugystė daugelį ankstesnių gyvenimų šiems žmonėms buvo pats svarbiausias dalykas. Su draugais jos siejo stiprus abipusės priklausomybės ryšys. Tačiau dabar jie neturėtų beatodairiškai pasikliauti bendraminčių parama ir ant draugystės aukuro aukoti savo kūrybinių impulsų bei individualumo. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, dabar turi išmokti būti savimi, todėl draugai jiems veikiau kliudo nei padeda. Pavyzdžiui, išdėstę draugui savo meilės reikalus ir paklausę jo patarimo, šie žmonės greičiausiai išgirs pasiūlymą, kuris bus visiškai nenaudingas. Ne todėl, kad draugas linkėtų jiems blogo. Kiti tiesiog nepakankamai objektyvūs ir apie viską sprendžia iš savo pozicijų. Kaip jie patys pasielgtų tokioje situacijoje? O toks patarimas nebūtinai bus geriausiai išeitis tam, kurio šiaurinis mėnulio mazgas liūtė. Šie žmonės turi išmokti nebūti priklausomi nuo kitų patarimų. Jie patys, puikūs strategai, klausydami savo instinktų, jie niekada nesuklys. Jei draugai juos išduoda ar kaip nors išnaudoja, šie žmonės tai turėtų suprasti kaip perspėjimą. Nedaryk šito, nekompromituok savęs, pradėk būti savimi. Jie labai suartėja, beveik susitapatina su savo draugais, peržengia bet kokias draugystės ribas, tikėdamėsi, kad šie elgsis taip pat. O kai taip nenutinka, didžiai nusivilia. Jiems labai svarbu išmokti paisyti ribų. Tai yra atiduoti tik tiek, kiek gali, nenuskriausdami savęs ir nieko už tai nesitikėdami. Tapę kūrybingomis savarankiškomis individualybėmis šie žmonės pastebės, kad gyvenimas juos vis dažniau suveda su daug patikimesniais draugais. Bene svarbiausia – išmokti pasikliauti kitais, patikėti, kad kiti patys gali pasiekti, ko trokšta. Tada neatsirastų ir nereikalingos priklausomybės. Kartai žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, įsikala į galvą mintį, kad kiti be jų niekaip neišsivers. Tai griniausias egoizmas. Jei išmoktų vertinti kitų individualumą, jėgas ir sugebėjimus, žodžiu, pasitikėti kitais, jiems būtų lengviau pasikliauti ir savimi, patikėti savo galiomis, įgyvendinti tai, ko trokšta, leisti savo vidiniam vaikui žaisti, džiaugtis gyvenimu ir gerai jaustis. Jie turėtų išreikšti kaip tik šią savo asmenybės dalį, nepaisydami nei draugų nuomonės, nei aplinkinių spaudimo. Skyrius – tikslai – pripažinti save. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, mokosi pripažinti vaikiškąją savo prigimties dalį, apkabinti, priglausti viduje tūnantį vaiką. Jie turi išmokti atsižvelgti į savo poreikius bei troškimus ir patys siekti to, apie ką svajoja. Jei tik patys pripažintų, ko nori, kiti jiems pritartų ir galėtų padėti. Šie žmonės būna labai griežti savo. Net iš anksto numatę kokį nors įvykį, jie vis tiek jaučiasi užklupti, nepasirengę, kai jis atsitinka. Bet juk tai normalu. Jei būtų įmanoma nuspėti kiekvieną naują situaciją, gyvenimas taptų bedžiaugsmis, be jokio polėkio. Štai ką reikia suprasti tiems, kurių šiaurinis mazgas yra liūtė. Kita vertus, tik susidūrę su nauja nepažįstama situacija žmogus įgyja patirties. Tik tada jis gali išmėginti savo jėgas ir išradingumą. Skyrius – patraukti kitus. Jei žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, pagaliau apsisprendė, ko nori, jiems lieka tik kaip nors įtikinti aplinkinius. Geriausia – atvirai išdėstyti savo sprendimą, paaiškinti motyvus ir pakviesti kitus prisidėti prie šio sumanymų. Pavyzdžiui, man regis situacija yra tokia ir tokia, todėl nusprendžiau daryti tą ir tą. Ar dabar, kai žinai visas aplinkybės, norėtum prie manęs prisijungti, ar mieliau darytum ką kitą? Vienas mano klientas, kurio šiaurinis mazgas taip pat liūtė, dirbo įstaigoje atsakingoje už pramonės technizavimą. Kad paskatintų pramonės įmonės tobulinti savo techninę įrangą, jam tekdavo dirbti aiškinamąjį darbą. Tai yra įtikinėti įmonio vadovus, kad dabar kompiuterių laikais senieji įrenginiai yra beviltiškai pasenę, kad vienintelė išeitis – kompiuterizuoti visą gamybos procesą.
Vadovai iš esmės neprieštaraudavo, bet kai ateidavo metas permainas įgyvendinti praktiškai, jie griebdavosi už galvos ir pateikę daugybę kontrargumentų viską palikdavo po senoviai. Mano klientas kiekviename žingsnyje susidurdavo su neįveikiamu pasipriešinimu. Būtų buvę daug geriau, jei jis, užuot stengęsis viską kuo išsamiau paaiškinti, būtų tiesiog išdėstęs, ko nori. Šiandien turbūt jau niekam nebekyla abejonių, juk gyvename kompiuterių laikais. Iki kitų metų birželio visa gamyba turi būti kompiuterizuota. Mums reikalingi tokie įmonių vadovai, kurie sugebės susidoroti su iškelta užduotimi. Kaip manote, ar pajėgsite įsisavinti naujas sistemas, prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, tai yra, ar galėsime ir toliau kartu dirbti? Įmonių vadovai, užuot priešinėsi, būtų kur kas mieliau sutikę bendradarbiauti. Skyrius žvilgsnis į ateitį. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, turi gimtų gabumų nuspėti ateitį. Pirmieji atkreipti dėmesį į kokį nors mados stilių ar meno kryptį, kurie išpopuliarės tik vėliau, užuosti artėjančias permainas nekilnojamo turto rinkoje. Jiems reikia tik išmokti pasinaudoti šiomis įžvalgomis. Polinkis atsitraukti į šalį ir nesikišti šiems žmonėms gali labai trukdyti atskleisti visas savo galimybės. Jie gali susižavėti kokią nors idėją, o paskui greitai atvėsti pagalvojo, jog tai gali būti reklaminis triukas, arba įtarė, kad kitų motyvai ne visai kilnūs. Žmonės, kurių šiaurinis mazgas liūtė, turi pajusti ir suprasti, kad vien tas nepakartojamas gebėjimas perprasti kitų žmonių užmačias jiems teikia pakankamai jėgų ne tik įsitraukti, bet ir laimėti žaidimą. Jų nešališkas, aiškus požiūris be galo naudingas visiems. Šių žmonių gyvenimo užduotis vesti paskui save kitus. Jie turi imtis iniciatyvos ir sumaniai vadovaudami užkirsti kelią visokioms neteisybėms, kurių priešingų atveju būtų sunku išvengti. Žmonės, kurių šiaurinis mazgas liūtė, turi treniruotis, stiprinti savo jėgas, kad pamatę, kur link krypsta įvykiai, galėtų laiku įsikišti ir šitą pakeisti. Skyrius – kūrybinė saviraiška, energija, kurios teikia vaidyba. Šie žmonės – artistai iš prigimties. Aiškiai nesuvokdami savo individualumo, jie paprastai nelinkę pernelyg tapatinti su kokiu nors vienu vaidmeniu. Jie gali užsidėti bet kokią kaukę ir suvaidinti bet ką. Aktorystė kaip pomėgis ar kaip profesija jiems padėtų nukreipti energiją labai gerą linkme, o žiūrovams suteiktų ne tik daug malonumų, bet ir naudingos patirties. Žmonėms, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, tiks bet kokia vaidybos ar pramogų rūšis. Vos užlipę ant scenos, jie suspindi visomis spalvomis. Linksmindami, džiugindami kitus, jie jaučiasi tiesiog puikiai, juk šiame gyvenime jie kaip tik to ir mokosi – dalyti savo meilę kitiems. Jei tik šie žmonės ras kokį nors būdą nuolatos atsidurti aplinkinių dėmesio centre, viskas klostysis puikiai. Deja, jie tam dažnai priešinasi, baimindamiesi pasirodyti kvailai ar būti pasmerkti draugų. Jie daugelį gyvenimų tik stebėjo kitų vaidinamą spektaklį, tad dabar jiems labai nedrąsu žengti į scenos vidurį. Šito jie dar niekada nemėgino. Tačiau dabar jiems tarsi oro reikia dėmesio, prožektorių šviesos, aplodismentų. Jiems tiesiog būtina ši energija. Dabar jie turi stiprinti savo ego šiame gyvenime, tai jų svarbiausia užduotis. Spyriodamiesi ir iš įpročio traukdamiesi į šalį, jie tik kliudys tobulėti savo asmenybei. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, moka užkrėsti publiką savo jausmais, jaučia savo energiją ir sugeba jai perteikti savąją. Jie gali kontroliuoti ir vairuoti publikos emocijas. Energijos tėkmę jie jaučia beveik fiziškai savo kūnu, tarsi žiūrovų emocijos būtų sujungtos su jų pačių jausmais. Taip, tai valdžios kontrolės pojūtis, bet jis šio žmonės uždega, įkvepia, leidžia pajusti emocinį ryšį su kitais, suteikia nepaprastai daug energijos ir nors paskui jie kartais pasijunta išsunkti, tai vis tiek būna malonus nuovargis. Jie jaučia, kad gyvena. O jei šią emocinę patirtimį pasidalyja dar ir su kitais, visi pajunta užgimusi gyvą, sveiką abipusį ryšį. Pamėginę šį savo talentą pasitelkti mažesnėje auditorijoje,
Pavyzdžiui, bendraudami su vaikais ar sutuoktiniu, jie taip pat neprašautų pro šalį. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė ir kasdienėme gyvenime galėtų sėkmingai vaidinti kokį nors vaidmenį, kuris pralinksmina, įkvepia kitus, palengvina gyvenimo naštą. Tik neretai jie patys visiškai nevertina savo galimybių, manydami, jog dainą sukurti svarbiau nei ją padainuoti. Bet vaidindamas ar dainuodamas atlikėjas bendrauja su publika ir nepasakysi, kad šitiems žmonėms tai būtų nemalonu. Savo entuziazmu, energiją užkrėsdami kitus, jie patys pajunta, kaip džiaugsmingai ima kunkuliuoti kraujas. Skyrius aukštesnioji sąmonė. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, turi puikų ryšį su aukštesniuoju sąmonės lygmeniu. Tai yra su ta savojo aš dalimi, kuri rodo kelią ir žingsnis po žingsnio priartina žmogų prie jo svajonės. Reikia tik aiškiai žinoti, ko norite, o tada imtis iniciatyvos. Kai tik šie žmonės ką nors nusprendžia, jiems iškart gimsta šimtai idėjų, kaip savo svajonę būtų galima paversti realybę. Iškart paaiškėja visa veiksmų eiga. Žengia vieną žingsnį, jie jau mato, koks turėtų būti kitas. Kartais tai panašu į stebuklą. Jiems vienos po kitų atsiveria visos durys ir pasiūloma kaip tik tai, ko tuo metu labiausiai reikia. Viskas priklauso nuo jų. Reikia tik leisti vedamiems, tik laiku pasinaudoti šią dangišką pagalbą. Tai tarsi plaukimas banglente. Pradedate ramioje vietoje, nuo krašto, išplaukiate tolyn į jūrą ir laukiate, kol atsiirs banga. Kai banga priartėja, turite iškart apsispręsti. Mėginsite ją įveikti ar ne. Jei pasiseks, patirsite tikrą smagumą, o jei nepavyks, irgi ne bėda. Bus višiuks toks nuotykis. Visiškai saugus galėtumėte jaustis, nebent tada, jei įbedęs ilgesingą žvilgsnį tolyn ir paskendęs prisiminimuose sėdėtumėte ant kranto, nuobodžiaudamas, krimsdamasis dėl praleistų progų, bet taip ir neišdrįsdamas bristi į jūrą. Šie žmonės visada turi aiškę viziją, jiems reikia tik užšokti ant bangos. Užuot abejoję, ar sugebės vieną kartą, jie turėtų imti ir pasiryžti. Tik ten, ant bangos bus matyti, ar jie ką nors sugeba, ar ne. Jie turi patys pasistengti įsijausti visą galvą, pasinerti į kokią rizikingą aferą ar meilės nuotykį. Tik tada išryškės jų gabumai ir visas kūrybinis talentas. Tik tada jie pasijus esą gyvi. Šiems žmonėms labai svarbu turėti kokį nors idealą ar principą, žvaigždę, kurią galima sekti, dvasinį įžadą, kuris teikia jėgų, skatina kurti ir veda į tikslą. Tas idealas, ta vertybė turėtų nuspalvinti ir persmelkti kiekvieną šių žmonių veiksmą. Pavyzdžiui, ieškoti savo laimės, įveikti visus nuogąstavimus ir kliūtis, visada kalbėti tiesą ir nesibaiminti, kaip sureaguos kiti. Tas idealas galėtų būti žmogaus teisės, gamtosauga, taika. Jei bus pasirinktas teisingai, jis niekada nesukels nei liūdesio, nei kietakaktiško įtūžio. Priešingai, tai bus lyg gaivaus vandens gurkšnis jūsų sielai. Kai sutelksite dėmesį į tikslą, perženginti kasdienio asmeninio gyvenimo ribas, jums bus daug lengviau surizikuoti ir kai ką iš tikrųjų pakeisti. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, turi galingą vaizduotę. Norimą žmogų ar situaciją jie gali pritraukti paprasčiausiai juos įsivaizduodami. Jei tik jiems iš tikrųjų pavyktų susitvarkyti savo mintis, pasaulis pats duotų viską, ko reikia. Gyvenimas staiga pakryptų visiškai kita linkme. Nauji žmonės ir įvykiai juos imtų vilioti visai kitur. Galimas daiktas, kaip tik tenai, kuri visos svajonės pagaliau išsipildys. Šie žmonės turi tik pasinaudoti proga, čiupti kiekvieną naują galimybę, nemėgindami nieko svarstyti nei nagrinėti, nes taip jie visada pražiopsos tinkamą momentą. Net nebūdami visiškai tikri, ką reikės daryti vėliau, jie turi tiesiog pasiryžti ir žengti pirmąjį žingsnį svajonės link.
Žmonėms, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, labai svarbu visas mintis sutelkti į tikslą ir bet kokia kaina nuslopinti vidinį pasipriešinimą, kuris beveik visada būna neatskiriama kūrybinio proceso dalis. Norėdamas sukurti ką nors gyvą ir naują, žmogus turi veikti tam tikrą inerciją, sulaužyti ir išmesti lauk senus, nuolat stringančius elgesio modelius. Niekas nesako, kad tai paprasta. Reikia ir geležinės valios, ir disciplinos, ir tvirto pasiryžimo, kad ir kas būtų kurti savo naują tikrovę. Niekada nebūna lengva svajonę paversti realybę, bet kaip tik dėl to žmogus ir svajoja. Svajonė verčia veržtis pirmyn, skatina tobulėti, peržengti savo ribas, išsilaisvinti. Laisvę, energiją, gyvumą, kurių šie žmonės trokšta labiau už viską, jie patirs tik kūrybiškai įgyvendindami tai, apie ką svajoja. Skyrius gyvastis. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, be galo norėtų pajusti savo gyvastį, atrasti nutrūkusią giją, vedančią į vidinės energijos saugyklas. Jie trokšta tokios patirties, kuri leistų pajusti, kad esi gyvas, kupinas jėgų ir gyvenimas išties suteikia jiems ne vieną tokią progą. Jei jos nepraleidžia, šie žmonės visada jaučiasi pralinksmėję, atgyję, pasistumėję pirmyn, bet kartais vos užgimusi kūrybinį impulsą griežtais argumentais sugniuždo protas. Šiame gyvenime jiems būtų daug geriau klausyti ne proto, o intuicijos. Skyrius apsispręsti. Labai dažnai protas šiems žmonėms sako vieną, o širdis visai ką kitą. Rinktis paprastai tenka arba aistrą, kūrybą, arba saugumą. Pasirinkęs aistrą niekada neprašausite, pasirinkęs saugumą visada pralaimėsite. Jei netikite, pažvelkite atgal, prisiminkite praeitį ir įsitikinsite. Taip yra todėl, kad žinojimas, kurį jums siūlo protas, tai yra siaura praeities patyrimų projekcija ateitin. Iš tiesų ateitis apima žymiai daugiau galimybių, reikia tik imtis iniciatyvos ir pakeisti dabarties kryptį. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, turėtų savęs kaskart paklausti, ar sprendimas, kurį jie priima vadovaudamiesi protu, suteiks energijos ar ne. Pastebėjęs, kad proto nurodytas neva teisingas kelias išsunkia, atima jėgas, turėtumėte stabtelėti ir susimastyti, ar verta metų metus juo vilktis toliau, o paskui galimas daiktas dar ir smarkiai gailėtis. Reikėtų gerai įsiklausyti, ką sako vidinis balsas ir visa širdimi patikėti, kad naujam gyvenimui sukurti jums pakaks ir aistros, ir užsidegimo, ir jėgų. Kažkada, kai gyvenau šalia senelių prieglaudos, dažnai kalbėdavausi su pagyvenusiais žmonėmis. Prašydavau jų papasakoti apie savo gyvenimą, kas dabar pažvelgus atgal jiems atrodo svarbiausia. Ką jei galėtų dabar darytų kitaip? Išgirdau įvairiausių atsakymų, bet viena buvo bendra visiems. Nė vienas nesigailėjo kažką pabandęs ir patyręs nesėkmę. Visi kaip vienas graužėsi tik dėl to, ko kažkada norėjo, bet nepadarė. Progos, kuria nepasinaudojo. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, visų pirma turėtų išmokti nepraleisti gyvenimo teikiamų progų. Tai visiškai nereiškia, kad reikia elgtis neatsakingai. Tik dėl ko nors apsispręsdami šie žmonės turi gerai pamastyti, ar tas sprendimas jų nesusilpnins, netims energijos ir jėgų, o tada protingai, inteligentiškai, atsižvelgdami į kitus, imtis jį įgyvendinti. Pavyzdžiui, vaikų labui vilkti nesėkmingos santuokos jungą ar kęsti agresyvų sutuoktinio elgesį nebūtų labai protinga. Savo vaikams tuo tarsi sakytumėte, aš galiu viską ištverti, viską iškentėti, būti nelaimingam yra visiškai normalu. Kur kas išmintingiau būtų pamažu pasirengti skyryboms. Tarkime, iš anksto viską paaiškinti vaikams, kad paskutinę minutę sužinoję apie jūsų ketinimus, jie nepatirtų šoko. Žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, įgyvendinti savo planus turi kūrybiškai ir atsakingai, atsižvelgdami į tai, ką jaučia aplinkiniai. Skyrius imtis veiksmų.
Nuo svarstymų pereiti prie veiksmų šiems žmonėms gali būti vienas didžiausių gyvenimo iššūkių. Jie taip įprato viską daryti dėl kitų, kad beveik visiškai numarino linksmąją vaikiškąją savo asmenybės dalį ir dabar turi išmokti daryti tai, ko užvis labiausiai jiems patiems reikia. Keisčiausia, jog kai tik šie žmonės imasi veiklos, kiti beveik iš karto pasiūlo jiems savo pagalbą. Jeigu sėdėsite sudėjęs rankas ir lauksite, nieko niekada nenutiks, niekas nepasikeis. Kitiems jūsų veiksmai gali atrodyti visai nesuprantami, bet jei elgiatės taip, kaip liepia širdis ir jaučiatės laimingas, turite atkakliai laikytis savo, pasiryžęs, jeigu reikės, išsiversti ir be aplinkinių pagalbos. Visas tikras žinojimas, visa išmintis ankstesniuose gyvenimuose susitelkė vaikiškoje šių žmonių asmenybės dalyje. Štai kodėl, paklusę vaikiškam širdies balsui, jie visada pasijunta laimingi. Ieškodami saugumo, informacijos, patikimų žinių, žmonės, kurių šiaurinis mėnulio mazgas liūtė, niekada nesukaups pakankamai energijos, tik pražiopsos daugybę nuostabių progų. O vaikui visada norisi žaisti, džiaugtis, rizikuoti, kvailioti, būti laimingam. Jei staiga pagalvosite, man regis būtų smagu paplaukioti, ir nuo tos minties širdį užlies jaudulys, eikite ir plaukiokite į valias. Paklusdamas šiam malonumo jaudulio impulsui, jūs atgaivinsite viduje tūnantį vaiką, suteiksite jam daugiau pasitikėjimo ir jėgų. Norėdamas sužinoti, ar einate teisingu keliu ar ne, visada galėsite kreiptis į jį.